Šiandien mes Kaune LFF treniruočių centro stadione, kur neužilgo prasidės LFF taurės rungtynės. Jaučiasi, kad kur kas tvirčiau jaučiasi aikštėje šiauliečiai. Prasiveržimas dešiniuoju kraštu, perdavimas į baudos aikštelę. Dar kartą ar bus smūgis ir čia girdisi ir būgnai, ir matyti ir jūs girdite tuos būgnų garsus. Tai čia būtent Šiaulių ekipos aktyvus gerbėjais, kuklys ir standartinė situacija. Tai yra įdomu, pabandė dabar įpjauti į tolimą vartų kampą, kada Bilonas NFA kėlė kampinį. Čia iškrato kamuolį Deividas Šešplaukis, Urbės ir dar vienas kampinis. Tokį neblogą sumanimą ir neblogą mintį pabandė įgyventi Simonas Urbės. Bucevičius atgal. Kuklys. Dar kartą koks puikus perdavimas. Na, ar bus smūgis? Smūgis buvo iš aštraus kampo, bet į dešinę. Vėl Kuklys. Ir vėl perdavimas į baudos aikštelę. Ten Vilius Šivickas praleidžia kamuolį ir tai kainuoja praleistą įvartį. Emilis Gasiūnas. Matėme kelis kartus nelabai sėkmingai smūgiuojantį į varžovų vartus, tačiau šį kartą Emilis buvo tikslus. Statas ilgokai laikysis, tai rungtynių pabaigoje gali būti visko. Čia Šebetūnas išvengia gynėjo, perdavimas į baudos aikštelę. Yra šiokia tokia ir rezultato įtaka. Čia dabar gali būti pavojinga situacija. Šebetūnas ir Vilius Šivickas kėlinio pabaigoje leidžia šioje situacijoje kur kas tvirčiau jaustis šiauliečiam. Čia koks geras perdavimas, na ir tiesa įžaidė dabar kamuolį šiauliečiai. Šešplaukis. Ir kortelė. Dabar jau kortelė 20 numeriui. Taškas buvo labai panašus ir dabar Kuklys iš labai pavojingai. O čia jau kontrataka. Ir čia gali būti pavojinga. 3-2 smūgis ir Vilius Šivickas paliko aikštę. Vėl Romanovskis. Kulniuku labai gražu. Micevičius krenta ir baudinys. Tai baudinys čia jokių klausimų nėra. Tai ryškiausias žaidėjas, daugiausia asistų, pavojingų situacijų. Taip, Kuklys ir 2-0. Labai ramiai, užtikrintai Mantas jau išveda, galima atsakyti tvirtai, Šiaulių ekipą į kitą LFF taurės etapą, o kitas etapas tai ketvirtfinalis, finalinis Roberto Valikonio švilpukas.